Šiandien sekmadienis, žiūriu va formulę, Domas dirba. Rytoj ryte skrisim į Vokiečius. Galimai 2 mašinas parsivešim, bet greičiausiai vieną, nes vieną kažkaip gavau pasiūlymą Vokiečiuose, kad nupirktų. Tai pasimatysim oro uoste. Sveiki draugai ir internautai ir visi kiti. Dabar 5 ryto, tiksliau tai pirmadienio rytas. Ką tik baigiau darbus. Lėkiu pas Fredį. Truputį skubu, nes labai nenoriu Vilniui susitikti visų gyvasčių, kurios tuoj lies ant kelio. Ir skrisim į Vokietiją. Vokietijoje lankysiuos pirmą kartą. Tai visai įdomu. Pirksim. Tiksliau jau nupirkom, tai parsivešim porą automobilių. Visai smagu turėtų būti. Tai va, susitiksim turbūt, kai būsiu pas Fredį arba jau oro uoste. Papasakok. Sustatom mano bagažo patikrinimą, nes pasiėmiau tirkšlių komplektą. Dabar bandysiu trečiai šiandien leisti pasiimti, reiktų išmesti. Noriu pakim pasiskusti. Nepraleidau net ir čia šitą. Tai išmečiau tirkšlę visą pakim setą. On my way to Deutschland. Welcome to Germany! Tai vat. Išmainėm tą maždaug, tą išmainėm į šitą maždaug. Čia viskas gerai. Ten ratų dar žieminių komplektas. Norit tikėkit, norit ne, bet šitas pėžas 2011 metų. Ten 2011 mėnesį, bet 2011 metų pėžas. Atrodo kaip mašina iš, kuri būtų vyresnė už mus. Bet viskas veikia. Tiesiog DPF-as užsikišęs. Tai važiuosim į autobaną. Pravalysim, galima taip pasakyti. 2011 metų mašina. Čia bumeris, kurį žiūrėjom, bet ne mūsų kišeniai. Peugeot test drive'as. Važiuoja, viskas su juo gerai. Tas DPF'as gal ir užsikišęs, bet trauka viskas okei, tvarkingai. Skrendam. Mūsų šturmanas. Ką žinau, 150? Kompaktas. Halo! Sandžiai 105. Važiuoju. Kaip ir važiuojam, manau, kad viskas gerai. Liuks pėžas. Tikrai geriau nei Golfas. Ne, Golfui tai Pizė, jis jau viskas, galim su juo atsisveikint. O pėžys viskas su juo zaibys. Kondiškė veikia, šaldo, šildo, viskas, ko tik nori. Žinau, tvarkinga mašina. Vietos tai gal nelabai yra, bet, tvarkinga mašina. Pigi mašina. Plius čia dar tas 1.4 be turbos dizelis, tai jis tiesiog nieko nevalgo. Realiai nieko, oru važiuoja. Važiuoja. Viskas gerai su ta mašina. Šitą perkam? Perkam. Jau nupirkta. Jau nupirkta. Kaip ramiai 150 važiuoja, wow. Ir lenda prieš mane. Liuks pėžas. Ten bamperis gale kabo, mačiau. Ne, ten normaliai, ten taip ėjo. Ten nekabo. Supratau. Ten tais metais taip ėjo. Jo, ten tais metais taip ėjo. DPF-as ir viskas, daugiau realiai, jokių bėdų su ideali mašina. Salonas tvarkingas, išorė tvarkingai, viskas yra gerai.
Pravalysim. Manau, jinai atrodo visai poliruota šiaip, reikėtų nuplaut, pasižiūrėt. Aš žiūrėjau, ten galinis bumperis galimai kažkieno dažytas. Bet reikės visai decent atrodo. Tai vat, bus matyt. Kažkada dar apeisiu ratuku, parodysiu visai. Dabar važiuojam kažkur iki Fredžės senos mokyklos. Domas va plauna mašiną, rytoj apie 9-10 valandą varysim dar apžiūrėti vieną Golfą pliusą, nes kažkaip vis dėlto norisi kažkaip grįžti su 2 mašinom, tai jo, pasibandysime, gal paeis rytoj nupirkti Golfą. Hallo. Guten Morgen! Guten Morgen. Naujas rytas. Važiuojam su Fredžio tėvuku aiškintis dėl Golfo. Vis dėlto gali būti, kad nupirksim Golfą. Gal. Gali būti, kad prasuksim vis tiek. Baisiai gerai įsimėgau vakar. Gal kokius 10 alaus skirtingų nusipirkau, tiesiog po vieną visų skirtingų. Paragauti reikėjo, taip visi gėrė. Skanus alus Vokietijai. Geriau nei Lietuvoje. Ja, ir pigiau, daug pigiau. Man tas patiko. Tai vat važiuojam iki Golfo, pradžiai bandysim kondiškę sutvarkyti, nes be kondiškės tai tikrai nevažiuosim į Lietuvą, nes baisiai karšta, čia tiesiog kančia būtų. Bus matyti. Šiaip gali būti, kad ten gal ir visai geras dilas bus. Nėra ten taip baisu. Nu, vakar biškai baisiau atrodė, nei šiandien. Kažkaip pamastėm. Ja, kai pasidėliojai, tai visai nėra taip blogai. Taip blogai, nu aišku, ten dalis, kai nieko nekainuoja, tai kaip ir gaunasi, kad nu, kokį 100 eurų realiai pusę salono persirinkai. Su sėdynėm, su viskom. Nu tai gaunasi, reikia tiesiog prisės, biškį laiko investuoti ir tada gali būti gera mašina. Bet matyti. Jei kažkas pirkt norės Golfą 1.9, tada 7 kW hitmap. Turim. Ledinis. Realiai, visas išlaižytas Golfas. Naujas. Ta prasme, jis važiavęs 500 km nuo dilerio. Žodžiu. Nupirkom Golfą. Esmė tame, kad dabar pripildė freono sistemą. Ten šalta, ten reikia su striuke dabar važiuoti. Na, įsijungia, bet jeigu įjungtum pilnai įšaldys, ten su striuke reikia važiuoti. Kaip sakė, Eiskalt. O, Golfas stovi, važiuosime. Šitas neveikia. Bet čia nieko daug. Toliau. Turim nevalyti. Tur. Čia viskas gerai, par to, kad centrinis neveikia. Čia viskas gerai. Būtų, jeigu čia būtų dangtelis. Bet dangtelį galima nusipirkti, nebrangus dalykas. Čia gerai, kad pastatyta prie tvoros šitą pusę. Nes čia yra negražu. Maždaug nuo čia. Čia braukta biškį. Čia. Tai maždaug per visą mašinos ilgį nubraukta. Toliau. Tai neatsidara. Toliau turim šlykštų saloną, kuris labai purvinas. Jo. Spykas pradėjo veikti. O, labai gerai. Gal tiesiog akumas nusėdęs buvo. Gal? Tai turim tokį Golfą. Nesti saloną, kurį mums dabar reiks valyti. Pravalys? Nu, bent jau pravalyt, kad... Ne, pirmą varom numerių pasimsim tranzitinius. Dabar. Tada važiuojam valyti. Ir tada žiūrėsim. Tada jau kažką. Alus gal važiuosim prisipirkti. Reikia? Nes Golfo bagažinė tai didelė. Jo, čia nulenksim, čia tilps, daug tilps. Labai purvina. O, tilps čia daug visko. Neįmanoma žiūrėti tiesiog. Čia ką tik buvom čia. Pusryčių valgyti. Fredis man nupirko tiesiog batoną, perpjautą per pusę. Ir ten viduj tiesiog žalias faršas ir svogūnai. Labai skanu. Čia bibidėjau valgau. Labai skanu to. Aš nevalgau žalio faršą, tiesiog nuėjau krasanų pasiėmiau.
Vokiečiai valgo žalią faršą. Taip, medbriučių. Labai geras dalykas. Gerai valgykit toliau aš. Disapprove. Taip greičiau. Filmuoju iš mūsų naujo pirkinio. Nusivylimas. Nusipirkom dar vieną lavoną. Sąmonė. Kročia, centrinis neveikia, kondiškė neveikia, smagračiui pyzė. Aš už 800 eurų aš turiu dabar lipt per tokiam atidarytą langą. Atvažiavom į Aldį. Niekada gyvenime nesilankiau Aldį. Sakė kaip Lidlas, bet geriau. Dar sakysi laimė. Labai daug alaus prisipirkom. Nedaug. Nu, reiks grįžti dar porą dėžių paėm, bet jie. Lyja lietus. Pažiūrėkit, koks dropas ant golfiuko. Na, čia gal taip nesimato, bet dropintas tikrai. Čia viskas nuo alaus pagrindė. Ne, čia viską prisipirkom baisiai maks. O, taip. Tai vat, golfas nedropintas liko. Prisipirkom. Dalyk, prisipirkom. Taip atstovi. Tai gerai. Dropu. Hello guys. Nusipirkau smūginį, nes Vokietijoje jie žiauriai pigus ir girdėjau, kad geri, tai ant Fredžio mamos ratų dabar testuoju, tiesiog žeminius ratus pakeičiu į vasarinius. Jau reikėtų į su šortais ir su trumpa maikė, ne? Ne, karštas šiaip labai smirdžiu kaip šuo. Skaniai. Žodžiu, va, pokytė į vasarinius ratukus. Va, golfas. Žodžiu, kaip ir viskas, okei, nuvalėm, biškai pravalėm, važiuoja. Halo. Fucking 3 ryto, ką tik atsikėlėm, tai išlega pivo. Ką tik atsikėlėm, važiuojam į Lietuvą. Išvažinėjom iš Fredžio tėvų miesto, gimtojo miesto, nesu. Išvažinėjom iš kažkoks iš raidės, Dats, kažkas miesto. Tai vat nusilaukė 15 valandų kelio. Kokį. Jau beveik valandą važiuojam. Pradžiau reikia keista, nes aš, Eurotruką simulatorą žaidęs, tai baisiai keista matyti gyvai švieslentėse, ten Dresden, Trondford, tas visas Kessel, karoči, visų miestų pavadinimus gyvai matyti, baisiai keista, kažkaip labai nepratęs. Baisiai didelis rūkas, tysėmės 100, nes ribojimai, bet smagu, man tai patinka, ką žinau, su furistais nardom čia, ką žinau. O, mergalkės matau. Mergalkės, tai karoči, kaip koncerte, bet light show, na. O, matosi. Smagu, Fredžiui, jeigu Fredis važiuoja virš ten 110, jam limpmaudą įmeta, nežinau kodėl čia, kad DBF-as užsikyšėsi. Ai ne, jam ten mirksės pradeda žvakės ir mes kai žiūrėjom kompą, pasijungę buvom, tai tiesiog rašė 2-3 cilindro glow plug, žvakių kaitinimo klaidos, bet aš nežinau, ar dėl žvakių gali mesti limpmaudą. Nežinau, nesvarbu. Kruasanus daužau, kolą geriu. Lekiam. Išvažiavom iš Vokiečių 3 valandą maždaug, biški po 3, dabar po 4:20 lekiam karočią su check engine, su Glupok Fault, aš non-stop limp mode važiuoju. Domas vat už manęs skrenda. Už manęs važiuojam, updatinsim kelionę kaip sekas. Žodžiu, Domas kažkokiam limp mode, jam vapšiai nieks nebevažiuoja, visai prikolas. Šitą mašiną, naku, į šiukšlių dėžę galim išmesti. Kažkur 408 kg iki sienos. Karoči, kažkaip reikia DPF atsukt, kad
variklis gautų oro ir važiuotumėm. Bus žoskai garsu, bet čia, man atrodo, vienintelis pasirinkimas mūsų nuvažiuoti kažkaip iki Lietuvos. Žodžiu, nežinau, ar Fredis kažką nufilmavo, bet ką tik baisiai sunkiai važiavau, man DPF-as tiesiog užsikišo į ten perkaitą, kažkas buvo tiesiog gesino variklį. Iš pradžių 5 bėgių gesino, tada jau 4, ieškojau, nes autobane tiesiog negali belio kur sustoti, ieškojom sustot kur, bandžiau dar riedėti kažkaip ir, žodžiu, tiesiog 4, 3, jau 2 pradėjo gesinti ir tiesiog realiai laisvų bėgių dar riedėjau iki kažkokios fūrų degalinės. Žodžiu, nusilūpom ten apsaugas gyčildus tuos DPF-o, nieko ten nesimato, nieko ten neprieini. Galima atsukti po DPF-ą, bet esmė tame, kad neturėjom raktelio nei 13, nei 14, ten turbūt kažkas tokio buvo. Galvutės irgi ten tos trumpos, o varžtas špilka pati ilga, žodžiu, neturėjom kaip atsukti. Fredis labai drąsiai čia leikė, nesvarbu. Esmė tame, kad neturėjom kaip atsukti. Tai tiesiog po sujungimo atsiminiau, kad Parkside nusipirkau suktuką, karočiui. Tai ten mažiuką 12 voltų, tas, kur maža baterija iš vis. Ir ten buvo su metalui grąžtų pridėtų. Tiesiog paėmiau, išgrįžiau 4 gigantiškas skylės 10 myliukų ten DPF-e. Va, nauja mašina, viskas, vėl važiuojam. Žodžiu, aš nežinau, ant kiek čia, bet, realiai neturėjom kito pasirinkimo. Furistų porą klausėm, ten toj degalinėje niekas įrankių nesivežioja, čia, blet, what the fuck. Ir, žodžiu, neturėjom kito pasirinkimo, nes, realiai, arba palieku dabar šitą Peugeot vidury, pipižin kur Vokietijoje, arba kažkaip haltūrinam ir bandom parvažiuoti, nes čia mano belekiek daiktų į golfą netilptų, pirmas dalykas, antras dalykas, jeigu čia paliekam, tiesiog tralų į vokiečius atgal grąžinti pas jo tėvus į kiemą kažkur, nei 6, nei 9, nes vėl turėtumėm skrist kažkuris ir vėl šitą tvarkyti ir tada taip važiuoti, žodžiu. Iki Lenkijos sienos reikia varyti, tada degaliniai kokioj pigioj nusipirksiu raktelį ir tiesiog atsuksiu, kad DPF-as kabėtų ir pūstų tiesiog tiesiai ten po skyrium kažkur variklą. Realiai kito varianto nėra. Dabar važiuojam, viskas normaliai liks. Update'as. Važiuojam, liko 200 gal 5 km iki Lenkijos sienos. Vyksta negeri dalykai, vyksta labai negeri dalykai. Bet važiuojam, judam, valgom kilometrus. Galbūt ir išeis da važiuoti iki Lietuvėlės. Labai saulė spigina, tiesiai į saulę važiuojam jau gal 2 valandas. Nebematau spalvų, man tiesiog juoda balta. Važiuojam, Fredis irgi matau kimarina, akinukus iššovęs kažkokius Rangerio karočiai. Važiuojam čiut greičiau negu fūros, 100-110 matai, kad kruzinam. Į gerą įkalnę reik pasportuot man. Bet į nuokalnes tai va, apsilenkiam fūrų koloną ir viskas gerai. Riedam, ką žinau. Gražus kraštovaizdis. Kalnai, kas man neįprasta Lietuvoj. Kalnai, didesni kalneliai negu Lietuvoj. Eismo praktiškai nėra. Tik važinom. Reiks kažką susitep, pavalgyt gal? Jo. Važiuojam. Įvažiavom ką tik į Lenkiją, Domas už manęs važiuoja, lekiam. Kažkaip nelabai traukia mašina, čia maksas 110, ten 105 kažkur. Jo, dabar liko štukė kilometrų. Kažkaip labai tysėmės. Žodžiu, Peugeotas vapšė nevalina, bele kaip lėtai važiuoja. Aš va su golfu stoviu, laukiu, Domo kažkur toj turėtų atvažiuoti. Ne kažką ir dar 905 km liko, kažkas tokio tragedija. Kas 5 km stojam, nes tiesiog mašina netraukia, gesta. Tomas atvažiuoja, speedas.
O girdis kaip stabdžiai necypia. Tai turėtų atvažiuot. Žiūrėsim, gal kažkaip bumperį reik nuimti ar kažką, kad važiuotų, nes nublemba taip važinėt, tai nesąmonė biški. Va. Need for Speed. Mes dabar esam kažkokiam Lenkų kaimukė. Servis. Žodžiu, tiesiog radom Maps'os, pėžai viskas kaput. Radom kažkokį serviziuką, atvažiavom, kažkiek rusiškai susišnekėjau. Kažką derinu, nežinau. DPF, kaput, DPF, kaput turbo, čiki. Dabar laukiam 6 valandos, kai atvažiuos elektrikas, kuris pažiūrės, ar tikrai gali išprogramuoti DPF-ą. Jeigu gali išprogramuoja, išdaužom DPF-ą ir bandom važiuoti ir aš tikiuosi, kad čia viskas. Ir dabar jeigu išvažiuosim kokią 8-9 valandą, tai gal būsim Lietuvoje kokią 10 ryto. Aš jau paskambinau savo vadovui, pasakiau, kad rytoj dar mane ateisiu. Nes super patenkintas buvau. Žodžiu, experiences tiesiog ten kažką, tas pašnekėjęs kažkokį draugėlių dėl programavimo, kažką DPF-ą, taip toliau. Tiesiog kompą nusifotkino, nusiuntė, ar gali išprogramuoti. Jo, žiūrėsim dabar kaip kas. Einmal komplett ausschlagen. Vaikštam Dann tam oben, wo iš wir pareidės gebohrt haben, lenkiškam dazu kaime. schmeißen. Vokietis rėkauja su tėvuku kažką vokiškai. Jie taip visada kalba. Ah ja, macht der. Ja. Einam iki parduotuvės, atvažiavo tas elektrikas, sakė 2 valandos ir gali taip pavažiuoti. Ist gut. Važiuosim. Važiuosim. Vos mobą nedropinu. Marinam kažkokiam kaimukės stoteliai. Žinau. Čia maždaug kiek jūs matote, tai čia visas kaimas. Bet ten atsirėmės kažkur už kampo. Čia nelabai daugiau kažkas yra. Žinau, gražu. Čilin. Sutvarkė to. Važiavom kokius 8 km nuvažiavom. Ir vėl tas pats tiesiog ges pradėjau. Visais bėgiais gesta, tiesiog nebevažiuoja. Grįžom šiaip ne taip. Vėl kažką aiškintis. Manau, kad tai yra vakybė. Arba paukštukai nėra, arba turbinai, arba nauklos. Bet kažkam labai negerai. Hello. Tai vat, dabar yra, nežinau, gal 8 kokios valandos vakaro Lenkijoje. Ir panašu, kad pėžą sutvarkė. Bet dabar jau rimtai. Jeigu dabar jau suges, tai tiesiog į kelkraštį ar prie parduotuvės paliekam ir viskas. Žodžiu, DPF-ą išegzorcistinom. Viską padarėm ten, žodžiu, vėl tas pats buvo, vėl gest pradėjo po kokių 8 km grįžom čia. Sako, nežinau, diagnostikas jau nežiūrėjau, žodžiu, išsiaiškinom, kad purkštukas pirmas blogas, myža ar užsikišęs buvo, žodžiu, tiesiog jis blogas ir tada tarp visų purkštukų, kuros legis dingsta, dėl to tą klaidą metė. Rado tiek, liquid moly fuel, ten injector cleanerio. Supylė ant pilno bako, žodžiu, deginom ribotkę belė kiek laiko. Ir pravažiavom, viskas gerai, dabar visais bėgiais tapkės spaudė. Aš vloginu. Siema, co tam, kurwa? Dabar Sveiki. šausim į Lietuvą, be miego, be nieko. Varom? Varom. Važiuojam. Į Deganą reikia Red Bull ir varom. Gerai, jo, man irgi, nes išvalgyti esu man. Gerai gali. Kažkas. Pasimsiu pirogį. Karačia, vėl važiuojam su Peugeot. Atrodo viskas gerai, ten į ką frėtis. Žodžiu, dabar kokios 8 vakaro ir važiuojam į Lietuvą pagaliau. Tai va, važiuojam. Iki Lietuvos neįsivaizduoju šiaip kiek ilgų, kokie 800 pėm dar gal. Nesvarbu. Ką žinau, vaibinu, klausau muzikos, pagalvojau,
žinot, kaip sako, kad kiekvienas lietuvis turi pasodinti ant ąžuolo. Tai vat, kiekvienas uteniškis turi parvežti iš Vokietijos mašiną. Tai vykdau savo tikslą, parvežinėjau automobilį. Gal jums šviesai jums. Tai vat, sfreidžiu nardant tarp fūrų. Tai žinau, man tai visai patinka. Fan. Jaučiasi, kad kai naktis truputį prigesęs esu, nes nuo 3 ryto atsikėlęs. Nieko, stosim už 4 valandų jaučiu deganę. Reiks Red Bulliukų pasimti, pasukūt. Labai patiko šitas tripas. Dar daug liko, bet visumoj paėmus žiauriai nervavausi dėl visko, bet ką aš žinau, gyvenimas. Įvyko gyvenimas. Kaip visą laik niekada niekas mums pagal planą neišeina, tai tiesiog visumoj paėmus labai smagus nuotykis buvo. Man patiko. Norėsiu kartuoti, bet kitą kartą jau iš anksčiau vadovui pranešiu, kad atostogų man reikia. Reikia zapasui turėti ne pusę paros, bet 2 paras. Ja. Patinka. Nuskridom, ramiai savo žemę. Ten atrodo labai šviesu, bet iš tikrųjų tai tamsu. Ten saulė leidžiasi tai pusėti. Mes važiuojame į tamsų. Nepalainė šviesu įsijaus. Pizė. Ką tik į Varšuvą įvažiavom. Pacukas, aš nežinau ar ten Pacukas ar ne, bet su 3.7 Zetke. Jeigu kas žinot, kas yra Seto Corsa, tai gyvai ką tik mačiau, kaip belė kaip ką tapino, ta prasme. Mes su Fredžiu čia kokią 12 laikom panašiai tarp fūrų, ramiai savo laviruojam. Ten pats kokią 18, gal 200 tiesiog atleidai. Bum, šaškės sudaužė. Aš šokiam, dar neatsigaunu. Varšuvoje labai ką tik Estiejus belė koks pravažiavo pro mane. Tingi labai telefoną paėmė, bet labai gražus Estiejus sedanas. Man atrodo, jie tik sedanai ir buvo juodas, pilnai ledai sudėti. Labai blizga, mačiau roll cage'ą. Gražiai skambėjo. Girdėjau ką tik kaip downshiftino. Gerai, nesvarbu. Mes dabar dar Varšuvoje. Mačiau kitą pusę labai didelis kamštis. Žinau, kol kas važiuojam be problemų. Viskas gerai, Veizas rašo apie 6 valandas dar kelio. Tas Estiejus aš negaliu. Apie 6 valandas kelio liko. Baisiai tingiu vairuoti. Visur nepatogu. Viskas nutirpę. Smagu šiaip, bet nepatogu. Pavargau, nieko noriu. Bet dar gal kaip nors iškentėsiu. Sveiki visi, čia ir vėl aš. Iki Lietuvos sienos 7 km pavargau, nebenoriu, bet ir 3 valandas kelio. Realiai pavargau. Ką žinau, važiuojam. Neturiu ką pasakyti. Buvom kelis kartus sustoję tiesiog pakimarint. Nepadė. Neįsivaizduoju, kiek valandų. Kokia ant 3 valandą Lietuvoje jaučiu. Kažkas tokio. Vis dėlto parvažiuosim su Peugeot, nesitikėjau. Šiaip žiauriai gaila, kad nenufilmavom nieko tam servise realiai. Nebent Fredis ten kažką filmavo. Žiauriai faini pakuliukai buvo. Žiauriai draugiški, baisiai padėjo realiai. Tipo, mes jiems sumokėjom už tos darbus, bet nežinau, šiaip draugiški buvo. Pašnekėjom, paprikolinom. 4 kalbom kalbėjom, aš rusų, anglų, jie lenkų ir Fredis vokiškai dar. Bet kažkaip susikalbėjom, nežinau. Sprendėm visas problemas. Maladėts, vyrukai maladėts tikrai. Ką aš
Lenkta fūra, job твою мать. Это, блядь. Čia kartais vyka. Короче, gaila labai, kad neišėjo taip nuosekliai jaučiu viso videko sudėti. Ten tiesiog bus, čia kažką darom, po kokių 5 valandų kažką kitą darom, tada po 3 valandų vėl kažką darom, tada kitą dieną vėl kažką darom. Nu, žodžiu, nebus nuoseklus video. Nežinau, gal Fredis kažkaip sukliuos, kad jis būtų kramtomas ir juokingai susižiūrėtų, bet vis tiek nebus kokybiškas videas. Gaila. Bet vis tiek smagu buvo filmuoti. Gal išmoksim kažkada normaliai filmuoti. Nuosekliai visus įvykius. Mes po labai ilgos kelionės jau Lietuvoje, ką tik Jonavą pravažiavom, už 9-5 kilometrų būsim Utenoj. Tada susikraustysim visus daiktus, viską, ką mes ten prisipirkom. Ir Domas lėks namo, o aš važiuosiu dar toliau į Vilnių. Buvo viena mano ilgiausių kelionių iš Vokietijos į Lietuvą. Tikrai labai ilgai Lenkijoje blemą prabuvom. Tai, mes jau kalėkėm. Atvažiavom. Įžūt, Gulf. Abu atvažiavo. Vietoj 16 valandų tripo, kiek važiavom? 27. 27 valandas. Ja, jaučiuosi kaip zombis. Be miego, be nieko. Все, eisim miegot dabar. Yes. Eisiu pamiegot porą valandų ir tada grįšiu čia. Nu, aš važiuoju į Vilnių.